oranžiniai. Visi palaiko! Duok jam. Iš tikrųjų buvo taip paprasta užduotis. Tai tam mes sukūrėme 2 dainas. Net 2. Pirma tai būtų himnas kalnam, o antra tai tiesiog šio vakaro bus tūsas, improvizacija ir taip toliau. Taigi pradėkime. Geri apraišai, tai tikri draugai, jie padeda žygiuot. Nors viršūnį kalnų taip smagu šitą dainą uždainuot. Nors kelias vingiuotas, kalnai aukštyn, bet su draugais, gerais draugais, mums taip kietai kelių. Štai žibutės sužydėjo mums viršūnėje kalnų. Makiažas nubyrėjo, štai aš durferimu. Štai malūtą užsidėjęs, aš virves rankonimu. Lašinuko pasiėmęs, aš lepkirti kertu. Va čia tai laiko turėjo komanda. Mušy savo į klyną? Kalnas aфиgenai, netirtis aфиgenai, lašiniai aфиgenai, mamutas aфиgenai, apraišai aфиgenai, virvės aфиgenai, durklės aфиgenai, makiažas aфиgenai, žibutės aфиgenai, kėdai aфиgenai! Paplojam visi garsiai. Ką pasakys komisija apie šį pasirodymą? Julius jau matau tiesia ranką. Oranžiniai aфиgenai. Nu šiaip super. Tik Juliau, nevažiuok į Afriką. Kokią uždainuosim. Afrikos vaikai supras, kad yra baisesnių dalykų už badą. Aš jūsų nufilmavau, įdėsiu į YouTube. Gerai. Ir paskutiniai baltieji. Ir tave YouTube, na, o tu kokie graži. Taip, tai mes varėm per kalnus, ežerėlį tokius suradom, jame gulbės plaukė ir prie jo radom tą baltą bilietą. Kas ten parašyta? Su mamuto apraišais tulperiuosim mes kietai, o mums kalnas nebaisus, lepkirtis ir virvės bus. Nors žibutės ir kietai, makiažas apraišai. Mašiniai. Tai jau visi paplojat jiems? Režisierius nori kažką pasakyti. Koks dar režisierius? Džordžas. Ne, tai ir jos įdėsiu į YouTube. Apie pasirodymą. Bet aš dar nemoku tą Apie daryti. pasirodymą. Apie pasirodymą tai noriu pasakyti, kad visiems grupėms biškį šokio elementų trūko. Galėjo būt daugiau judesio, kažkokio tai turbūt susijęs su kalnams. O šitas judesys tai buvo vienodas, nusižiūrėjot iš kitos grupės tikriausiai. Jo. Iš Sabonių. Iš Sabonių. Džordžai, čia ne bokalas, nereikia išgerti. Tai jūs dabar apie pasirodymą prašom. Apie pasirodymą? Taip. Suprantu, kad
Nori ateiti palibidėm, reikia turėti baltą bilietą. Kaip žmonės gavę baltą bilietą dar neblogai išsivardė, man atrodo.